Taigi, labai gera vėl jūs tiek matyti. Tokią blokelį, kad atsisėsti patogiai. Kaip ir minėjau, muzikėlė yra įkelta į linką. Ir tada pasakysiu, paleisti, tuomet mes ją ir paleisime. O dabar kviečiu rasti savo patogią sėdimą poziciją, kur galėtumėte ištiesinti savo stuburą, atpalaiduoti pečius, užmerkti akis ir tiesiog leisti tyrinėti save tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir tiesiog susipažinti su tą būseną, kaip mes jaučiame šį rytą, kokia mūsų nuotaika, kaip mes išsimiegojame, kokie buvo mūsų sapnai, jei jie buvo. Ir mes norime tiesiog atkreipti dėmesį, kaip mes jaučiamės būtent atsikėlę ryte, kokia būna mūsų energija. Jogos metu mes kvėpuojame per nosį, įkvepiame ir iškvepiame per nosį. Ir praktikos metu gali būti, kad jūsų kvėpavimas gali sutrikti dėl einamos eigos praktikos. Tuomet visada aš kviečiu į vaiko poziciją, kurią aš parodysiu vėliau, ir nuraminti visą savo nervinę sistemą ir panašiai. Kreipkite dėmesį į savo stuburą, mes nenorime suklupti čia, sugriūti šioje pozoje, mes kaip tik norime ištiesinti nugarą, atidaryti daugiau erdvės mūsų plaučiams tam, kad pakliūtų deguonis. Ir jų pagalba, būtent deguonies pagalba, mūsų kraujo ląstelė gali atsinaujinti ir taip suteikti mums kaip ir atgimimą visam kūnui. Ir mes tuomet jaučiamės gerai, tarsi kai būtumėm įsimaudę kokiam nors ežere ar išsimaudę po dušu ir tas jausmas toks geras, tai jautiesi toks tyras švarus, taip ir mūsų deguonis atnešdamas į kraują būtent to deguonies padeda atsinaujinti ne tik ląstelėms, bet ir visam organizmui. Na, o mes pradėsime šią praktiką su garsu OM, tuo garsu, tuo pirmuoju garsu visatos, kuris susikūrė ir kuris toliau tęsiasi vibruojantį būtent tą energiją. Ir tuomet, nežinau, ar gerai mane girdite. Pasižiūrėsim. Ar girdite mane gerai? Tikiuosi, kad taip. Ok, tai kaip ir minėjau, pradėsime mūsų būtent praktiką su garsu OM. Sudėkite rankas priešais krūtinę į maldos poziciją. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite per burną. Įkvėpti, pasiruošti. Nuleiskite rankas ant kelių ar šlaunų ir tiesiog kokį 10 sekundžių leiskite savo kūnui būti tokiam ramiam ir nejudėti, o tiesiog tyrinėti. O lengvai įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per nosį. Rankas kelkite viršų, įkvėpkite. Iškvėpus, nuleiskite rankas palei šonus. Ok, atsargiai patraukite blokelio nuo sėdynės ir atsirandate į stalo pozą. Ir čia praleisime kūrinėlį su skaičiavimu, tada sakysiu 3, 2, 1, play ir būtent paleisime mes antrą kūrinį, kuris vadinasi Ocean City.
Taigi, visi kartu. Dar prijungsiu vieną žmogų. Karolina vėluoja. Ok, tai Karolina prisijung prie mūsų. Taigi, stalo pozicija. Muzikėlė yra įkelta į linką. Pasižiūrėk, jei nerasi dar kartą metu. Ir su skaičiavimu 3, 2, 1, play, antras kūrinėlis Ocean City. Ok, čia iš stalo pozicijos mes padarysime keletą katės bei karvės asanų. Taigi, įkvėpus, nuleidžiame pilvą žemyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpti. Sutraukiame pilvą ir iškeliame nugarą aukštyn, žiūrime tarp šlaunų. Kartojame, iškvėpti, pilvas leidžiasi žemyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpti. Sušildome stuburą, suaktyvuojame mūsų čakras, būtent Manipūro čakrą, Anahata čakrą, Svadistaną, Muladarą. Ir per tokį stuburo judėjimą mes šiek tiek pabundame ir leidžiame savo kūnui po truputėlį apšilti. Ok, grįžtame į neutralią poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus keliame sėdynę aukštyn į Adamo auką, tai yra šuo veidu žemyn. Įkvėpti giliai ir šiek tiek įsivaizduojamais pedalais paminame kojų pėdomis. Leidžiame apšilti būtent parabandai, tai yra mūsų būtent pėdos, sanskrit kalboje. Ir taip pat astabanda, tai yra mūsų plaštakos, mūsų rankos, kurios taip pat remiasi kilimėlį ir susijungia su žeme, su kilimėliu, taip pat dalindama energiją. Ok, mažai žingsneliais keliaujame kilimėlio priekį. Ir čia juskite, kiek galite pasiekti. Galbūt, jeigu negalite pasiekti žemės, naudojate blokelius ar knygas. Ir tiesiog leidžiate savo kūnui tokiam kaip įsivaizduojamam. Įsivaizduokite, kad jūsų stuburas kaip vanduo, kaip banga, šiek tiek juda. Tokiais pulsavimais. Patraukite blokelius į šoną ir tiesiog rankas padėkite ant blauzdikaulių. Įkvėpkite pusiau keliatės, žiūrite tolyn, nugara pilnai ištiesta. Iškvėpti leidžiate žemyn. Pilvas atrauktas. Mūsų udiena banda. Pilvo zona. Įkvėpti, vėl pusiau keliame, žiūrime tolyn. Iškvėpti. Jeigu sunku ištiesti pilnai kojas, tiesiog šiek tiek sulenkite per kelius. Įkvėpti giliai per nosį, žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, po truputėlį kylate aukštyn ir rankos taip pat kils į dangų. Žvilgsnis aukštyn į rankų pirštus. Nuleidžiate rankas palei šonus, iškvėpti. Padėsime saulės pasitikimą. Ir kaip minėjau savo praeitose pamokose, atkreipkite dėmesį, kaip norite laikyti pėdas. Norite jas atskirti klubų plotyje arba sujungti kojų pirštus ir turėti nedidelį tarpelį tarp kulnų, ką aš labai mėgstu, o tiesiog galite sujungti pėdas kartu. Ir čia mes norime atkreipti dėmesį, kad būtent mūsų pėdos tai yra kaip medžio šaknis, kurios būtent mus tvirtai laiko ir leidžia išbūti be jokio išbalansavimo, kaip sakant. Tai didysis kojos pirštas labai vaidina didelį, kaip sakant, vaizdą šiame procese, nes būtent jo pagalba mes galime išlaikyti tą balansą. Kojų didieji pirštai spaudžiasi kilimėlį. Taigi, pradėsime rankos palei šonus,
Paimkime dubenį, mes nenorim išleisti nugaros, mes norime pajudinti dubenį, jį nuleisti žemyn, pajungti taip pat pilvo preso raumenis, šlaunų ir nugarą pilnai įsitiesia, pečiai nusileidžia žemyn, žiūrime tolyn, taškelis, tas vadinamas yra drišti, mūsų būtent žvilgsnis sukoncentruotas į vieną kažkokį tai objektą, vadinasi drišti. Ir mes jogoje labai tai dažnai naudojame, kadangi mums leidžia išsilaikyti būtent kontroliuojančiai pozicijoje balansu. Taigi, įkvėpus keliame rankas aukštyn, žiūrime į nykščius jūsų drišti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Galite šiek tiek sulenkti kelius ir rankos gali keliauti ant kilimėlio arba ant blauzdikulių. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara įsitempia, išsitiesia, žiūrite tolyn. Iškvėpti į lentos poziciją. Atkreipkite dėmesį, kad sėmenys nebūtų per aukštai, o būtų žemiau negu jūsų pečiai. Įkvėpti, pasiruošti, mažoji čaturanga, nuleidžiate kelius, krūtinės ląstas smakrą žemyn, žiūrite tolyn. Iškvėpti. Įkvėpti. Kobra. Iškvėpti, vaiko poza. Tai vaiko poza yra jūsų pats geriausias draugas jogoje. Ši poza mums leidžia pilnai nusiraminti ir sugrąžinti mūsų stabilumą kvėpavime ir tiek nervinėje sistemoje. Tada, kada jau jaučiatės, kad per daug judate ir negalite sukontroliuoti kvėpavimo, tai būtent sugrįžkite čia. Ir kada jau jaučiatės, kada sugrįžo jūsų stabilus kvėpavimo ritmas, prisijungite prie tolimesnės eigos. Įkvėpus, pasiruošti, iškvėpti, keliaujame šuo veidu žemyn, adamuka. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Žiūrime tarp šlaunų į viršų. Rankų pirštai plačiai skleisti ir spaudžiasi nykštys bei smilius taip pat į kilimėlį, nes dažnai būna, kad plaštaka nori pakilti būtent nuo nykščio ir smilius, tai atkreipkite dėmesį, kad ji būtų pilnai sujungta su kilimėliu. Pilvas įtrauktas, pečiai atpalaiduoti. Žiūrime tarp šlaunų į viršų arba į bambą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnis kyla aukštyn, iškvėpus didelis žingsnis į priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara įsitiesia, drišti, taškelis priešai save. Iškvėpti, leidžiame žemyn, rankos gali būti ant blauzdikulių arba palei pėdas. Įkvėpti, kylate aukštyn, rankos į viršų, žvilgsnis į nykščius, drišti. Iškvėpti, rankos palei šonus. Kartojame, įkvėpti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Ada, utanasana, pusiau keliamės. Ir į lentos poziciją iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti, nuleidžiame kelius, krūtinės smakrą žemyn, žiūrime tolyn, alkūnės lenkiasi atgal. Įkvėpti, kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Adamuka. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Kvėpavimas per nosį, udžai kvėpavimas, toks tarsi ošimas gerklėje. Ir iškvėpti toks pat garsas. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Rankos pilnai ištiestos per alkūnes. Iškvėpti. Įkvėpti, kulnis kyla aukštyn, didesnis žingsnis į priekį, iškvėpti. Įkvėpti. Adam, utanasana, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti palei šonus. Kartojame, įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Arda, iškvėpti, lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, mažoji čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, urdamuka, šuo aukštyn, adamuka, šuo žemyn. Įkvėpti giliai.
Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Saulės pasitikimas yra skirtas tam, kad visas kūnas pilnai apšiltų prieš visą praktiką, prieš stovimas sėdimas pozicijas. Įkvėpti. Ir dažniausiai jinai yra atliekama ryte, bet, kaip sakant, versten jogistai jį atlieka netgi ir vakarais ar bet kuriuo paros metu. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpus kulnis kyla aukštyn, iškvėpus keliam į kilimėlį priekį. Pusiau keliamės, adamuką ir leidžiamės. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti palei šonus. Atliksime Surya Namaskara B, saulės pasitikimas B variantas. Kėdės pozicija. Įkvėpti. Iškvėpti. Leidžiame žemyn. Įkvėpti. Pusiau keliamės, žiūrime į tolį. Iškvėpti. Lentos pozicija. Vėlgi atliekate mažą čaturangą, jeigu negalite atlikti pilnos. Ir įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti. Čaturangą. Įkvėpti. Urdha mukha, šuo aukštyn. Iškvėpti. Adha mukha, šuo žemyn. Įkvėpti. Koja dešinė keliauja viršai, kojos pirštai tempti. Iškvėpti sulenkėme per kelią ir atidarome klubą. Įkvėpti. Koja išsitiesia aukštyn. Iškvėpti. Žemas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti. Lentos pozicija. Įkvėpti pasiruošti. Mažoji arba pilna čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti Urdha mukha. Iškvėpti Adha mukha. Įkvėpti kairė koja keliauja viršų. Kojos pirštai ištempti. Iškvėpti. Sulenkėme per kelią ir atidarome klubą. Įkvėpti. Koja išsitiesia aukštyn. Iškvėpti. Žemas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti. Lentos poza. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti. Urdha mukha. Iškvėpti. Adha mukha. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Po truputėlį jau turite justi, kad kūnas šiek tiek daugiau apšilęs. Iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Kulnis kyla aukštyn. Iškvėpti. Didelis žingsnis į priekį. Įkvėpti pusiau keliatės. Iškvėpti leidžiate žemyn. Kėdės poza. Utkatasana. Įkvėpti. Iškvėpti atsistoti. Rankos palei šonus. Įkvėpti. Uttanasana. Utkatasana. Iškvėpti leidžiate žemyn. Įkvėpti pusiau keliatės. Žiūrite tolyn. Iškvėpti lentos pozą. Pasiruošti įkvėpti. Pusiau arba pilna čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Urdha mukha. Iškvėpti šuo žemyn. Adha mukha. Dešinė koja keliauja viršų. Pirštai tempti. Įkvėpti. Iškvėpti. Sulenkėme per kelią. Atidarome klubą. Įkvėpti. Koja išsitiesti atgal į viršų. Iškvėpti. Aukštas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Pasirankite kokią norite čaturangą. Urdha mukha. Adha mukha. Įkvėpti. Kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti atidarome klubą. Sulenkus kelią. Įkvėpti koja išsitiesti atgal viršų. Iškvėpti aukštas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti.
Mažoji arba pilna čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Urdamuka. Iškvėpti šuo žemyn. Adamuka. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį. Gilus įkvėpimas per nosį, udžiai įkvėpavimas. Ir iškvėpti. Įkvėpti, kulnis keliauja viršų. Šuoliukas į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Ada. Iškvėpti, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, urdamuka. Iškvėpti, adamuka. Dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti. Iškvėpti, sulenkime kelią, atidarome klubą. Įkvėpti, kojas tiesiai atgal viršų. Iškvėpti, aukštas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti, leidžiamės į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, urdamuka. Iškvėpti, adamuka. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų. Mano gėlytas. Iškvėpti, sulenkėme kelią ir atidarome klubą. Įkvėpti, kojas tiesiai atgal viršų. Iškvėpti, aukštas įtupstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, urdamuka. Iškvėpti, adamuka. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Nuleidžiame kelius žemyn. Į vaiko pozą. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti, jeigu norite daugiau iššūkio, liekate šuo veidu žemyn pozoje. Iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti stalo poziciją. Ir iškvėpti. Dešinė ranka keliauja viršų, įkvėpti. Kaip adatėlė per tarpelį tarp kairio kelio ir rankos. Iškvėpti. Kairė ranka į viršų, įkvėpti. Ir iškvėpti. Norite daugiau iššūkių, ištiesite kairę koją viršų. Nukrisite, galite pataisyti ir vėl grįžti atgal. Tai yra jau priklausomai nuo jūsų pačių challenge, iššūkio. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti, nuleidžiate kairę ranką, koją žemyn, dešinė ranka keliauja viršų, įkvėpti. Iškvėpti, dešinė ranka nusileidžia žemyn. Įkvėpti, kairė ranka keliauja viršų. Iškvėpti, kaip adatėlė keliauja tarpelio kojos dešinės ir dešinės rankos. Įkvėpti, užsibūnate čia arba iškeliate dešinę ranką aukštyn bei dešinę koją aukštyn. Iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate dešinę koją bei ranką žemyn, kairė ranka keliauja viršų, įkvėpti. Iškvėpti, leidžiasi žemyn. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti. Adamuka, šuo žemyn. Įkvėpti, kulnis aukštyn. Žingsnis arba šuoliukas į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliatės. Arda. Iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti, utkatasana, kėdės poza. Iškvėpti, atsistojate tiesiai. Well done. Nagi. Toliau, kėdės koja, poza. Ir čia užsibūname keliais kvėpavimais.
Gilus įtupstis, kojos keliai remiasi vienas į kitą, be jokio tarpo. Bus lengviau išlaikyti stabilumą. Kojų pirštai didieji ypatingai spaudžiasi kilimėlį, žvilgsnis keliauja aukštyn, rankos palei ausis. Pilvas įtrauktas, mes nenorime išriesti nugaros. Dubuo pajungtas. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu suimate pirštais ir leidžiatės pusiau kėdė. Žvilgsnis keliauja į apačią. Sėdmenys atgal, krūtinė į priekį ir rankomis tiesiog norite pasiekti kažkokią tai objektą priešais save. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Gal norite daugiau iššūkio? Keliaujate ant kojų pirštų galiukų. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nusileidžiate rankomis žemyn arba į jogos įtupsti, kas reiškiasi kojos plačiai pastatytos viena nuo kitos. Alkūnėmis remiatės į vidinės kelių dalis. Jeigu keliaujate su manimi, atliekate būtent varnos poziciją, žvilgsnis į priekį ir būtent pakeltos pėdos. Norite dar daugiau iššūkio, keliaujate į trikojį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Jeigu esate jogos įtupstyje, tuomet keliaukite į lentos poziciją ir iš lentos pozicijos leidžiatės į čaturangą, o mes iš tripodo, iš trikojo taip pat į čaturangą. Keliatės į šuo aukštyn, Urdha Mukha, visi ir susitinkame šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu dešinė koja keliauja viršų. Iškvėpus į karys 1, Virabhadrasana 1. Galinė pėda 45 laipsnių kampu, gilus įtupstis, klubai pasisuka į kilimėlio priekį, rankos aukštyn palei ausis, krūtinė kyla aukštyn, žiūrime taip pat į viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, gilus, stabilus kvėpavimas. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu, Virabhadrasana 2, karys 2. Pėda galinė pasikeičia, yra lygiagreti su būtent galinė kilimėlio dalimi. Rankos lygiagrečiai su grindimis, gilus įtupstis. Kelias neperžengia didžiojo piršto. Įkvėpti, žiūrime į dešinę pusę ir iškvėpti. Pajungiame dubens raumenis ir šlaunų, sėdmenų. Pečiai atpalaiduoti, nuleisti, krūtinė pakelta. Išdidus kario stovėjimas. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu ištiesti priekinę koją ir keliaujame į trikampą. Trikonasana. Galite sumažinti distanciją tarp pėdų. Įkvėpti, linksate į priekį. Iškvėpti, leidžiate žemyn. Naudojate blokelį į vidinę pėdos pusę. Ir rankos tiesiog viena ant kitos pasistato kaip tiesi linija. Krūtinė atsiveria ir žiūrite aukštyn. Pirštai rankų plačiai skleisti. Stengiate svorį neperduoti ant blokelio, o tiesiog įsivaizduojate, kad vos jaučiate, tarsi būtų kažkokia tai milimetro mažyčio tarpelio tarp plaštokos ir blokelio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Pajungiate būtent vidinę šlaunų dalis. Turi visas kūnas būti aktyvus. Mes nenorime čia atsipalaiduoti ir tiesiog kabėti. Tikslas yra, kad mūsų susiaktyvuotų patys giluminiai raumenys. Būtent jų dėka pakliūna
kraujas, kuris gali išvalyti toksinus, visas kalkės nusisėdėjimus iš mūsų sąnarių, sausgyslių ir iš tų visų giluminių taškų išvalyti visą tą nešvarumą. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti, iškvėpti. Mes sumažiname distanciją tarp pėdų ir galinė pėda yra 45 laipsnių kampu. Darysime suktą trikampį, twisted, ranka kairė keliauja ant blokelio į išorinę būtent kojos pėdos dešinės dalies. Ir atkreipiame dėmesį, kad mūsų klubai nesisuktų, o išbūtų neutralus, stabilus, taip kaip jie turi būti natūraliai, nepakrypti. Ir čia galite užsibūti arba tokioje pozoje, kada dešinė ranka keliauja ant klubo, arba ranka keliauja į viršų ir klubai išlieka, tik tai sukatės per liemenį ir žiūrite aukštyn. Parazdravita Uttrikonasana. Žiūrite aukštyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Taip pat pajungiate vidinius šlaunų raumenis. Įkvėpti. Ir sekančiu iškvėpimu leidžiate žemyn. Vėl padarote didelį distanciją tarp pėdų, kaip karys 2. Dešinė ranka ant blokelio, kairė ranka per apačią į viršų. Utthita Pašvakonasana. Tai yra šoninis gilus įtupstis. Įkvėpti giliai ir žiūrite aukštyn. Iškvėpti. Norite tiesiog atidaryti krūtinę. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate ranką žemyn, nuleidžiate kairę kelią žemyn. Rankos į maldos poziciją priešais krūtinę, įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu kairė alkūnė keliauja už dešinio kelio į sukinuką, dešinę pusę. Užsibūnate čia, keletą kvėpavimų, norite daugiau iššūkio, ištiesiate kairę koją, kuri pakyla nuo žemės. Vėlgi maldos pozicija rankų priešais krūtinę ir klubai išlieka, tačiau per liemenį sukate ir žiūrite aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Ūdžia įkvėpavimas per nosį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, rankos keliauja žemyn į čaturangą. Iškvėpti. Įkvėpti Urdhva Mukha, šuo aukštyn. Iškvėpti Adho Mukha. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų. Kojas pirštai tempti. Iškvėpti į Virabhadrasana. Vienas karys vienas. Įkvėpti rankos aukštyn. Ir iškvėpti. Klubai pasukti į kilimėlio priekį. Įkvėpti, krūtinė kyla aukštyn, rankos palei ausis, žiūrime aukštyn. Gilus įtupstis. Galinė pėda 45 laipsnių kampu. Visi kraštai spaudžiasi kilimėlį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus sukamės į karys 2. Virabhadrasana 2. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Žiūrime per kairį petį. Į priekį. Ir gilus įtupstis. Pėda galinė 90 laipsnių kampu. Tiesiog lygiagrečiai su kilimėlio galinė dalimi. Įkvėpti, pečiai atpalaiduoti, nugara ištiesta. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, ištiesiname priekinę koją, sumažiname distanciją tarp pėdų. Įkvėpti, linkstame į priekį. Iškvėpus, leidžiame žemyn. Naudojate blokelį į vidinę
pėdos dalį kairės. Galite jį atlikti be blokelio. Ir čia mes norime krūtinę sukti į viršų. Rankos lygiai grečiai su siena, tarkime, kur yra priešais mane. Įkvėpti giliai, pajungiu vidinę šlaunų dalis ir iškvėpti. Pirštai plačiai skleisti, įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate abi rankas žemyn ir sumažinate distanciją. Toks kaip metro tarpas tarp pėdų. Galinė pėda yra pasukta 45 laipsnių kampu ir blokelis keliauja jau išorinę kairės pėdos dalies. Dešinė ranka ant blokelio, kairė ranka ant klubo. Įkvėpti ir iškvėpti. Užsibūnate čia, norite daugiau iššūkio, iškeliate kairę ranką aukštyn ir sukatės per liemenį. Klubai išlieka ir žiūrite aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Pajunkite būtent vidinę šlaunių dalis, spauskite kojų didžiuosius pirštus į kilimėlį, įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate kairę ranką žemyn, padidinate distanciją kaip karys 2, pėda taip pat grįžta kaip karys 2 galinė ir blokelį naudojate kaip ir buvo išorinėje dalyje. Dešinė ranka keliauja per apačią į viršų ir žiūrite aukštyn. Čia tiesiog norite justi vieną tiesią liniją nuo pėdos iki dešinės rankų pirštų galiukų. Taip pat gilus įtupstis. Remiate būtent kelią į alkūnę, kairį kelią, kad jis nekeliautų kelias į vidinę pusę. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Galinė pėda visa remiasi kilimėlį, nei vienas kraštas nepakilęs. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate dešinę ranką žemyn bei dešinį kelią žemyn. Įkvėpti. Maldos pozicija rankų priešais save. Iškvėpti alkūnę, dešinė keliauja už kairio kelio. Ir maldos rankų pozicija priešais krūtinę. Žiūrite aukštyn. Užsibūnate čia, norite daugiau iššūkio, su kitų įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpus ištiesinate galinę koją per kelią. Ir stenkitės giliai tūpti, žiūrite aukštyn. Stenkitės, kad galinė pėda nebūtų visas svoris paremtas ant mažojo piršto, o kaip tik ant didesnio piršto. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu, abi rankos keliauja žemyn, į lentos pozą, įkvėpti pasiruošti. Sekančiu iškvėpimu, čia tu ranką. Įkvėpti šuo aukštyn, urtamūką, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Atliksime delfino pozą. Nuleidžiate abi alkūnės vienu metu ir išlaikote alkūnės 10 laipsnių kampu. Žiūrite pro rankas į viršų, tik sėdmenis keliate aukštyn. Arba, jeigu sunku laikyti taip rankas, tai sudedate plaštakas į maldos poziciją ir sėdmenis keliauja viršų. Alkūnėmis priešinatės nuo kilimėlio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Keliaujate atgal į lentos pozą. Įkvėpti. Iškvėpti čia tu ranką. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Didelis žingsnis į priekį. Pėdos atskirtos klubų plotyje. Ir čia atliksime jau Asta Padagustasana. Tai didieji
Pirštai kojų bus paimti būtent rankų pirštais. Jeigu sunku pasiekti, tai rankas dėkite ant blauzdikaulių. Įkvėpus kilame pusiau. Iškvėpus leidžiate žemyn. Alkūnės lenkiasi į šonus. Ir mes čia norime kaip sumuštinis tiesiog susiklijuoti. Tai kas reiškia, tiesiog įsivaizduokite, kad turite tušinuką tarp klubo ir šlaunies ir tiesiog jį norite suspausti. Tai taip turite lenkti žemyn krūtinę į apačią ir sėdmenys keliauja aukštyn, tuomet galva žiūri per kelių tarpą į viršų, pečiai vienas nuo kito atitraukti ir atpalaiduoti. Didieji kojų pirštai spaudžiasi į kilimėlį ir jaučiate tokią įtampą čia būtent galinėje kojų dalyje. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Pilvas įtrauktas. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų pusiau keletas. Siimate alkūnės rankomis ir tiesiog pasvinguriuojate vieną pusę bei kitą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų nuleisti ranką žemyn ir palengva grįžkite į viršų. Palengva. Rankos keliaus į viršų, galva paskutinė dalis. Ir tiesiog ant pirštų galiukų atsistojate ir pabūnate šitoje San Francisko tilto pozoje. Įkvėpti, pilvo raumenys įtraukti, dubuo nuleistas, žvilgsnis gali būti į viršų, įkvėpti, iškvėpus nusileidžiate žemyn. Žingsnis didelis į kilimėlio plotį, šilgai. Pėdos pastatomas taip, kad kojų pirštai šiek tiek lenktusis į vidinę pusę, o kulnis kaip tik į išorinę pusę. Rankos ant klubų, įkvėpti, žiūrite aukštyn, lenkite šiek tiek atgal, iškvėpti prazarytą, leidžiate žemyn, rankos vienoje linijoje su pėdomis, naudojate blokelius, knygas, jeigu sunku pasiekti. Ir tiesiog užsibūnate čia. Tai mes pakiliama pusiau įkvėpti, iškvėpti, leidžiatės žemyn. Užsibūnate čia. Norite daugiau iššūkio, atliekate būtent inversiją, kuomet jūsų kojos keliauja į viršų. Stabiliai, neskubant. Alkūnės 90 laipsnių kampu, sulenktos atgal, ne į šonus. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, kojos atskiriate ir iškvėpus palengva grįžtate į prazarytą. Įkvėpti rankos į T poziciją, pusiau keliate, žiūrite tolyn, iškvėpti suėmate už nugaros, jeigu sunku pasiekti rankomis pirštus, tuomet naudojate dirželį ar šalikėlį, kvėpti pusiau, iškvėpti, leidžiate žemyn ir rankos virš galvos. Įkvėpti giliai, žiūrite pro šlaunis į viršų, tiesiog leidžiate galvą kuo žemiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Kylate aukštyn, atsargiai. Patraukite dirželį į šoną, rankos ant klubų. Įkvėpti aukštyn, rankos suėmate už nugaros, alkūnės ir leidžiatės žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti.
Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate ranką žemyn į būtent tą vadinami box split. Tai būtų virvutė, lietuviškai, manau. Tai rankos sulenktos per alkūnes ant žemės arba pilnai ištiestos ir užsibūnate čia, kiek galite. Tiesiog juskite kiekvieną kartą, kad jūsų sėdmenys leidžiasi labiau žemyn, nepersitempinkite, įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, pėdų pagalba grįžtate atgal ir mes atsargiai nusileisime būtent sėdmenis žemyn. Tai rankos keliauja per vidų atgal, pirštai nusukti nuo savęs, tai būtų į išorinę pusę būtent. Sulenkėte šiek tiek alkūnes bei nuleidžiate sėdmenis žemyn ir taip atsargiai nušliaužiate per rankas į apačią. Norite, žinome, daugiau iššūkio, galite atlikti, listrukas nukrito, atlikti pratimą su rankas nuleidžiat už nugaros per tarpą ir pakylate pėdomis aukštyn ir nusileidžiate žemyn. Naudojate blokelius. Atliksime keletą mulabandos patikrą, o mulabanda tai yra būtent gyvuoja mūsų kurlytiniai organai toje pusėje, kada, pavyzdžiui, norite eiti į tualetą ir jį užlaikote, tai tie raumenys ir vadinasi mulabanda. Udiana banda yra šiek tiek aukščiau, būtent po apačia, va čia kur bamba žemesnėje vietoje, tai mes patikrinsime savo mulabandą. Tai galite atlikti keldami kojas abi į viršų arba tiesiog kelti vieną koją, nuleisti kitą koją. Parodysiu. Įkvėpti leidžiame žemyn, iškvėpti arba abi kojas pakyla, arba pakyla viena. Ir atliksime tai kartu. Ok, pasiruošti, įkvėpti leidžiame žemyn, iškvėpti, kylate aukštyn. Ir užsilaikote įkvėpti ir iškvėpti. Pirštų kojų tempti, įkvėpti ir iškvėpti, nusileidžiate žemyn. Daug iššūkio reikalaujantį pozą, bet labai gerai. Būtent mūsų tam vadinamai kamienui įsivaizduojamas mūsų kūnas kaip medis, pėdos kaip šaknis, liemuo visas stuburas kaip būtų vadinamas torso. Kaip būtent mūsų tas vadinamas kamienas. Atliekame mulabandos patikrą kitoje pusėje. Įkvėpti leidžiame žemyn. Iškvėpti vėlgi arba dešinė koja kyla aukštyn, arba abi pėdos. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Dar kartelį. Ir nusileidžiate žemyn. Pajudinkite pėdas, šlaunis. Geras jausmas. Atliksime dabar lenkimus iš šono. Tai pėdos plačiai išskleistos viena nuo kitos. Ir rankomis keliausime viršų įkvėpti. Dešinė ranka nusileidžia žemyn. Ir alkūnė liečia žemę. Ir lenkiamės tiesiog į dešinę pusę. Jeigu sunku pasiekti pėdą, naudojate dirželį, kurį apjuosėte aplink pėdą. Ir čia jo pagalba mūsų krūtinė atsidaro ir kyla aukštyn. Gaunasi, kad mūsų kairysis sėdmuo pakyla nuo žemės. Ir alkūnė sulenkta kairė į viršų. Žiūrite aukštyn ir iškvėpti. Atliekate tą patį be dirželio. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Grįžtate į pradinę būseną. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Kartojame viską kitoje pusėje.
Abi rankos į viršų įkvėpti. Iškvėpti, kairė ranka keliauja žemyn. Vėlgi naudojate blokelį. Arba be blokelio. Dešinysis sėdmuo pakyla. Krūtinė per gilą į viršų. Alkūnė dešinė sulenkta, žiūrite aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti rankomis. Atpalaiduojate, grįžtate į pradinę poziciją. Ir iškvėpti. Rankos į čaturangą. Ir į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti čaturangą. Įkvėpti šuo aukštyn. Urdha mukha. Iškvėpti Adha mukha. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnis kyla aukštyn. Iškvėpti į kilimėlio priekį. Arba didelis žingsnis, arba šuoliukas. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankomis keliame į viršų. Iškvėpti, rankos palei šonus. Ok, atliksime būtent stovimas pozicijas, kada mes kelsime dešinę koją viršų ir turėsime apjuosti rankų pirštais kojų pirštus. Arba jeigu sunku pasiekti, naudojate dirželį, kaip pagalbininką, kurį apjuosite per pėdą. Ir čia uždedate kairę ranką ant kairio liemens pusės dalies. Didysis kairysis pirštas kojos spaudžiasi kilimėlį. Ir čia iškeliate dešinę koją aukštyn, pėdą sulenkta į save. Ir užsibūnate čia. Sunku laikyti pilnai koją ištiestą, netgi ir su dirželiu. Galite sulenkti per kelią ir laikyti čia. Keliaujate su manimi. Tai ištiesėte koją suimdami rankų pirštais kojos didįjį pirštą. Atkreipėte dėmesį, kad nekryptumėte į priekį, o klubai būtų vienoje linijoje. Ir susibūnate čia. Įkvėpti giliai. Lenkite žemyn, jeigu koja pilnai ištiesta. Jeigu ne, laikote, kaip ir buvo prieš tai sulenkta. Pakylate aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti, paleidžiate rankas, keliate į viršų. Jeigu sulenktas kelias, taip pat rankos į viršų. Įkvėpti. Iškvėpti į karys 3. Tai koja dešinė už savęs, pėda sulenkta į save, rankos į maldos poziciją, krūtinė pakelta, žvilgsnis į apačią. Kakras turi būti ilgas. Įkvėpti, iškvėpti, koja sulenkta prie krūtinės, įkvėpti ir iškvėpti, nuleidžiate žemyn. Pakartosime viską kairėje pusėje. Vėlgi pasirenkate, naudojate dirželį arba sulenkite kelią. Ir užsibūnate čia, norite atlikti su manimi, didesnis iššūkis, kaip sakant, suimate didįjį kojos pirštą, būtent rankų pagalba. Taigi, nusileidžiate žemyn, dešinė ranka ant dešinio klubo, įkvėpti, iškvėpti, kylate aukštyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti, krūtinė pakelta. Stovime koja pilnai ištiesta. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus lenkitės prie kelio. Įkvėpti giliai, alkūnė nulenkta į šoną. Iškvėpti. Įkvėpti, pakylate. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Koja ištiesta arba sulenkta per kelią. Įkvėpti. Iškvėpti į karys 3. Koja už nugaros, žvilgsnis žemyn. Rankos į maldos poziciją priešais krūtinę. Įkvėpti. Ir iškvėpti.
Įkvėpti. Koja sulenkta pakyla. Suimate rankomis, pritraukite prie krūtinės. Iškvėpti, nuleidžiate žemyn. Šiek tiek pajudinate pėdas. Tiesiog, kad kraujas ištekėtų. Ir čia mes pakilame rankomis aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti. Žemyn. Vinyasa vadinama šita dalis, įkvėpti. Iškvėpti. Čaturanga. Įkvėpti. Šuo aukštyn. Iškvėpti. Šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti šuoliukas į sėdimą poziciją. Dandasana. Kojos sujungtos, pėdos taip pat, sulenktos į save. Atliksime kalabati kvėpavimą. Tai yra aktyvus iškvėpimas ir pasyvus įkvėpimas, kuomet tiesiog mes pulsuojame kaip ir negalvodami, natūraliai gaunasi, kad įkvėpsite pasyviai, o iškvėpsite aktyviai. Įkvėpti pilną įkvėpimu, pilnas. Iškvėpti. Įkvėpti pilnas. Ir iškvėpti. Pusiau kvėpti. Aktyvus išstūmimas. Kas paskui mums duoda pasyvų įkvėpimą. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Laivelio poza, navasana. Ir įkvėpti giliai. Iškvėpti. Sulenkti kelius, atsargiai nuleisti, ištiesti kojas. Įkvėpti rankos aukštyn. Naudojate dirželį apjuosti pėdas. Iškvėpti, jeigu nepasiekėte jų. Ir lenkite vėl. Įsivaizduojama tušinuką tarp liemens ir klubo. Ir leidžiate žemyn. Žvilgsnis į pėdas. Alkūnės lenkiasi į šonus. Pilvas įtrauktas, įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Naudojate dirželį, sunku pasiekti rankomis pėdas. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Atsargiai. Atpalaiduojate kūną ir įkvėpti. Pakilate į neutralią pozą. Sulenkėte dešinį kelią į džanų poziciją, kada pėda dešinė keliauja į vidinę kairę šlaunį, kelias nusileidžia žemyn. Galite naudoti knygą blokelį, tiesiog, jeigu nepatogu išlaikyti kelią nuleistą. Vėlgi naudosite dirželį, jeigu reikia apjuosti pėdą. Įkvėpti, rankomis keliaujate aukštyn. Ir iškvėpti, leidžiatės žemyn, pjosdami pėdą. Vėl galvūkūnės lenksis į šonus. Įkvėpti ir iškvėpus kuo arčiau kelio su krūtine. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, pusiau pakylate. Iškvėpti. Į neutralią poziciją. Statote pėdą už nugaros. Kelias sulenktas. Vėlgi naudosite blokelį, kad neprarasti pusiausvyros. Tiesiog atramai dešiniam klubui. Dirželis apjuosti pėdą. Įkvėpti.
Ir lenkitės į priekį, iškvėpti. Įkvėpti giliai. Kreipkite dėmesį, kad kelias neskaudėtų, nebūtų toks aštrus skausmas. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pusiau pasikeliate. Ir iškvėpti. Dešinė pėda pasistato ant žemės. Šalia kairės kojos. Tiesiog tarpelis tarp pėdos ir šlaunies kairės turėtų būti kaip 2 kumščiai. Ir koją pritraukite dešinę kuo arčiau, kelią prie krūtinės. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Leidžiate žemyn. Ranka apsijuosia aplink dešinę kelią. Ir tiesiog stengiatės suimti rankų pirštis vienas kitą. Jeigu sunku atlikti šį pratimą taip, tiesiog apjuoskite dešinę ranką ir nuleiskite palei klubą. Ir kairę ranką galite tiesiog apjuosti nugarą. Ir čia lenkitės į priekį. Pėda kairė sulenkta į save. Iškvėpus leidžiatės kuo žemiau kelio. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti pusiau pasikeliate. Iškvėpti į navasanos pozą. Laivelis. Keliai gali būti sulenkti arba kojos ištiestos. Įkvėpti. Iškvėpti. Sulenkite kelius į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kulnius keliame aukštyn. Iškvėpus į sėdimą pozą. Ir vėl atliksime kalabatį kvėpavimą. Rankos palei šonus, išorinės klubų dalis. Kaip ir minėjau, pasyvus įkvėpimas ir aktyvus iškvėpimas. Pilnas įkvėpimas ir iškvėpimas. Dar kartelį pilnai įkvėpti ir iškvėpti. Pusiau kvėpti ir kvėpuojame. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Pėda kairė keliauja į dešinę išorinę šlaunies dalį, kelias kairysis nusileidžia žemyn. Naudosite dirželį, jeigu reikia apjuosti pėdą, jei nepasiekite rankomis. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti, leidžiame žemyn ir krūtinė keliauja kuo arčiau kelio. Įkvėpti giliai, kairysis kelias leidžiasi žemyn, iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Gūdžia įkvėpavimas ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pusiau pakylame ir iškvėpti. Dešinė, kairė pėda keliauja už nugaros. Naudojate blokelį į dešinę klubo dalį, kad pusiausvyra nedingtų. Įkvėpti rankos aukštyn. Vėlgi naudojate dirželį, jeigu reikia pasiekti pėdą.
Ir iškvėpti leidžiatės žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti pusiau keletas. Iškvėpti. Grąžinate pėdą šalia dešinės šlaunies. 2 kumščiai tarpelis tarp pėdos ir dešinės kojos. Vėlgi, įkvėpti į viršų rankos, iškvėpti leidžiate žemyn. Kairė ranka keliauja aplink dešinę kairę kelią. Ir dešinė ranka už nugaros, susiimate pirštais, jeigu sunku, kaip minėjau, pasiekti, tuomet kairė ranka nusileidžia palei klubą ir dešinė ranka apjuosia per liemenį, kiek gali. Įkvėpti, krūtinė šiek tiek pakyla aukštyn, iškvėpus leidžiatės žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Pusiau pakylate, atpalaiduojate rankas. Į navasaną, tiltelio pozą. Įkvėpti ir iškvėpti. Laivelio pozą sakiau jau. Įkvėpti. Iškvėpti. Vinyasa. Tai ką reiškia, mes einame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Kulnis aukštyn ir šuoliukas į kilimėlio priekį. Atsargiai nuleidžiate sėdynę žemyn. Patraukite šiek tiek pėdas nuo sėdmenų. Rankos pilnai ištiestos priešais save. Ir dabar tiesiog tokiu kaip leisimės žemyn atsargiai ir leisimės stuburui mus tiesiog vesti. Tai reiškia, kad leidžiasi apatinė nugaros dalis ir toks susidaro kaip gumuliukas per mūsų stuburą, leidžiasi vidurinė nugaros dalis, viršutinė, nusileidžia pečiai ir mes jau atsiduriame gulimuose pozose. Tai naudosime blokelį, kur mes būtent atliksime tiltelio pozą. Naudojate blokelį kaip pagalbininką, jeigu sunku yra atlikti pilną tiltelio poziciją. Tuomet rankos yra palei lubus. Pritraukėme pėdas kuo arčiau sėdmenų. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, klubai keliauja į viršų ir atkreipkite dėmesį, kad mūsų keliai nesižergtų į išorinę dalį, o kaip tik būtų sujungimas šlaunų, kas leidžia mūsų būtent kojams išlikti lygiagrečiai vieną priešais kitą. Sėdmenys keliauja aukštyn, dubuo pajungtas ir čia pėdų pagalba dar šiek tiek pakeliame sėdmenis aukščiau ir padedame blokelį po sėdynę, ne kur nugaros dalis, bet kur sėdmuo. Ir čia nuleidžiate jos sėdmenis ant blokelio, pasirenkate blokelio aukštį, koks jums yra tinkamiausias, mažiausias, vidurinis ar aukščiausias, kaip aš atlieku šiuo metu. Rankos gali būti nuleistas palei šonus arba tiesiog keliauti virš galvos. Ir mes čia užsibūnate. Būname keletą kvėpavimų. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti.
Ir iškvėpti. Jeigu rankos buvo virš galvos, jas tiesiog nuleiskite palei šonus. Ir tuomet grįžkite ant kojų pirštų galiukų, taip, kad galėtumėt pakelti sėdmenis dar aukščiau ir patraukti blokelį. Tuomet leidžiate viršutinę nugaros dalį, vidurinę nugaros dalį, apatinę ir kelius tiesiog kaip supynę pasvinguriuojame į vieną pusę bei kitą, taip išleisdami įtampą iš mūsų apatinės nugaros dalies. Ir galite atlikti šį pratimą dar keletą kartų, bet galbūt iškeldami vieną koją viršų pakeisdami, paskui kitą koją viršų. Mes tą patį pratimą atliksime, tačiau atliksime į pilną tiltelio pozą. Jeigu norite likti jį kartu su manimi ir jau tą pozą praktikuojate, tuomet rankos plaštokos keliauja prie pečių, pirštai į pečius. Ir galite pastatyti pirmą galvą ant žemės arba tiesiog pilnai keltis į tiltelio pozą. Tiesiog kreipkite dėmesį, kad keliai nekryptų į šonus. Keliate galbūt kairę koją viršų. Atliekate iškeldami dešinę koją viršų. Ir jaučiate, kiek jūsų organizmas leidžia jums judėti. Atsargiai nuleidžiate galvą žemyn, pečius, bei viršutinę, vidurinę, bei apatinę nugaros dalį. Pritraukite kelius prie krūtinės ir galvą prie kelių. Paskui per stuburą lengvai pasisupate į priekį ir atgal. Ir čia, žiūrėkite, kad būtų daugiau vietos. Jeigu norite, užkeliate kojas virš galvos į halasanos pozą. Kojas pilnai ištiestos. Ir užsibūnate čia. Rankos gali būti suimtos per pirštus ir ištiestos pilnai už nugaros. Jeigu sunku atlikti šį pratimą, tiesiog prikelkite kelius kuo arčiau krūtinės. Galite naudoti dirželį, apjuosti pėdas ir iškelti kojas į viršų. Taip, ir užsibūti čia. Jeigu atliekate pratimą su manimi, tiesiog kojas pilnai ištiestos, pėdas už galvos. Rankos suimtos ir pirštus. Ir čia užsibūnate keletą kvėpavimų. Tiesiog leidžiate savo lengvai medituoti. Dabar užsibūkite tie, kas su kojas yra užkeltos už galvos. Atliksiu keletą pratimų tiem, kas yra su dirželiu iškeltomis kojomis. Tai jūs čia ką galite dabar daryti, kai kojos yra ištiestos ir dirželio pagalba tiesiog laikote jas. Tai nuleiskite kairę pėdą žemyn ir sulenkite per kelią. Ir tiesiog lenkite dešinę koją kuo arčiau galvos ir užsibūkite čia. Tie, kas atliekate pratimą su manimi, būtent kojos virš galvos, praskleiskite pėdas taip, kaip kad mes atlikome prazarytą. Ir čia sulenkite kelius, rankos pritraukite prie kelių ir stenkitės tiesiog dabar tą pėdą kairę pritraukti prie dešinės ir nuleisti kelius prie ausies. Klubas remiasi į dešinę ranką. Parodysiu iš čia, kaip atrodytų.
Ups, biškį, patraukti reikia truputėlį. Prazarytos kojos. Ir sulenkėme per kelią, per kelius. Kairė pėda keliauja prie dešinės. Ir keliai prie ausies lenkiasi, o klubas remiasi į dešinę ranką. Ir užsibūnate čia. Keletą kvėpavimų. Sekančiu įkvėpimu, kojos pilnai įsitiesia. Ir vėlgi, kas su dirželiu, pakeiskite pusės. Kas darote su manimi, dabar pėdomis keliaujate į kairę pusę ir sulenkėte kelius taip, kad atsidurtų prie kairės ausies, o klubai nusileistų ant kairės rankos plaštokos. Ir užsibūnate čia. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu. Kojos grįžta virš galvos. Ir po truputėlį mes per stuburą leisimės žemyn, kol mūsų kojos pasieks žemę. Atlikote pratimą kur su dirželiu, taip pat nuleisite kairę pėdą jau žemyn ir mes susitiksime būtent atsigulę sulenktomis kojomis per kelius. Pakyla dešinė koja į skaičiuką 4. Pėda dešinė virš kelio kairio ir kairysis kelias tiesiog nukrypsta į šoną. Pabūname čia keletą kvėpavimų. Norite daugiau iššūkio, tai pakeliate tiesiog kairę pėdą nuo žemės ir rankomis apjuosite kairę šlaunį iš vidaus. Galite ištiesti koją virš taip pat. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Jeigu koja buvo pakelta, nuleiskite žemyn ir pakeiskite pusės. Kvėpkite ir iškvėpkite. Vėlgi pasirenkate, kur norite būti, ar norite tiesiog išlikti tam pačiam paprasčiausiam variante, ar tiesiog raskite jums labiau mielesnį, priimtinesnį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Nuleiskite abi kojas žemyn. Ir tiesiog pritraukite kelius prie krūtinės, galvą prie kelių, pasisukite pirmyn ir atgal, per stuburą. Ir tiesiog nuleiskite vėlgi savo nugaros dalis palengva žemyn. Ištieskite kojas. Ir mes jau grįšime į šavasanos poziciją. Jeigu norite kūrinėlį, galite tęsti šis, kur yra, arba tiesiog su manim kartu su skaičiavimu 3, 2, 1 play paleisime pirmą kūrinį. 3, 2, 1. Ir jau čia leiskite savo atpalaiduoti kvėpavimą. Leiskite jam būti natūraliam. Užmerkite akis, leiskite pėdoms nukrypti į šonus. Tiesiog jauskitės, kaip jūs natūraliai paskęstate kilimėlio erdvėje.
Ir tiesiog mėgaukitės tą oazę. Ta kūno laisvė. Leiskite savo kūnui būti pilnai atsipalaidavusiam. Leiskite jūsų akims paskęsti jų ertmėse. Leiskite liežuviui būti pilnai atsipalaidavusiam. Jauskite, kaip oras keliauja per jūsų organizmą, atnešdamas deguonies. Įsivaizduojama balta šviesa keliauja per jūsų kūną, vidinius organus. Kiekvieną kartą įkvėpus, jį pasiekia įvairiausius taškus. Taip, išvalydamas jūs nuo įvairiausių sunkumų, kur paskui padaro jūsų kūną tokį lengvą, vyrą, švarų, laisvą. Jungimas su vidiniu pasauliu bei išoriniu pasauliu jums leidžia mėgautis tą neišblėstamą laimę, kurios dėka mes prisiaukiname tą gėrį, tą švelnumą, kur per įvairias keliones mūsų siela ieško. Leidžiate savo mintims paskęsti aukso pievoje. Ir tarsi įsivaizduojamas šokis mus į vandens banga neša per tą auksinę pievą. Ir mes jaučiame kiekvieno žiedo prisilietimą, kiekvienos smilgos prisilietimą. Tarsi švelnus pūkelis, masažuojantis mūsų kiekvieną kūno dalį. Ir mes čia jaučiamės laimingi, mes jaučiamės reikalingi, mylimi. Ir pagaliau mes jaučiame tą susiliejimą su ta gamta, natūraleza iš ten, kur mes atėjome. Ir ten, kur mes jaučiamės savimi, tai mūsų namai, tai mes. Po truputėlį pradėkite budinti savo kūną, sugrąžinkite sielą į savo buveinę ir suaktyvinkite šiek tiek kvėpavimą. Įkvėpkite giliai per nosį
Darykite burną ir garsu iškvėpkite. Dar kartelį kvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Pritraukite kelius prie krūtinės. Susigūžkite į kamuoliuką. Ir galbūt norite pasisupti pirmin ir atgal, o galbūt tiesiog atsisėskite šonu ir sugrįžkite į tą pozą, kurią mes pradėjome šios praktikos pradžioje. Atsisėskite patogiai, užmerkite akis. Sudėkite maldos pozą rankų priešais krūtinę į namaste. Užbaigsime praktiką su garsu OM. Įkvėpti pasiruošti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. May all beings be happy and free. Viską, kas gyva, tegu būna laisvi. Sudėkite maldos poziciją į Adžnį čakrą, į tą mūsų trečiąją akį, tą wisdom, tą intuiciją, kuri mus saugo ir apsaugo. Ačiū Jums, kad keliaujate su manim tą gražią kelionę, kad dalinate savo energiją, savo gražiu rytu ir padėkokime mūsų planetai nusileisdami žemyn. Ačiū dar kartelis. Labai gera Jūs matyti kiekvieną sekmadienį. Ir lauksim kitų mūsų kartų.